Sveiki, šiandien papasakosiu, kaip aš sprendžiu problemą. Kaip problemą? Tiesiog dėl, kad dieną automatiškai įsijungtų šviesą. Kai šitą Opelį nusipirkau, buvo padaryta nuo tiesiog įjungi degimą ir užsidega tokie ledai. Tai tokie ledai buvo, dabar išmečiau lauk. Kažkas va, tokio tipo. Tiesiog uždėti. Jie aišku ten sugedo, nes ten žmogus padarė savaip, keistai. O aš dabar nusipirkau tokius va. Bet man reikia, kad užsidegtų tada, kada užsikuria variklis. Ne tada, kada jungiu degimą, o tada, kada užsidega variklis. Tai Facebook'e užklausiau ir sulaukiau atsakymą, jo ten Opelio grupės. Tai užklausiau ir man papasakojo tokį dalyką, kad yra geriausia imti signalą nuo generatoriaus arba tepalo slėgio. Tai nuo tepalo slėgio aš atsisakiau, bet man patarė nuo generatoriaus signalą. Bet nuo generatoriaus signalą paimti yra gan čia sunku, tai paklausė jo kažkur viduj. Tai man žmonės papasakojo, kad yra viduj. Viduj yra tokia fiškė, va. Jinai, aišku, dabar apsukta į izoliaciją, aš jau apsukau. Ir yra mėlynas laidas. Mėlynas arba mėlynas su žaliu, man atrodo. Ir jis ateina nuo generatoriaus. Tai esmė tame, kada, kai jūs įjungiat, pavyzdžiui, degimą, dega generatoriaus lemputė. Ir kai jūs užkuriat, jinai užgesta. Tai gaunasi, kai jūs įjungiat degimą, čia nėra jokio signalo 12 voltų, bet kai tik tais užkuriat, jisai atsiranda. Tai dabar, va, pavyzdžiui, lempa nedega. Lempos, jeigu aš dabar užkursiu, užsikūrė, lempos užsidegė. Tai va, ir tai yra automatiškai. Ta prasme, jeigu aš tik tai įsijungsiu degimą, jungiu degimą, degimas įjungtas, lempos nedega. Tai aš tą signalą nusinešiau, ten gręžiau skylutę, nusinešiau į variklį skyrių ir dabar variklį skyrių montuoju relę, kuri būtent ir bus va šita relė, atsako šitą paleidimą. Bet yra niuansas. Šito signalo, kai aš atsinešiau, nepakanka stiprumo srovės, kad šitą relę paleistų. Tai ką aš dariau? Aš dėjau papildomai kondensatorių, ne kondensatorių, lauko tranzistorių. Lauko tranzistorių dėjau šitą va, IF3205, tam, kad sustiprint signalą. Tai gaunasi dabar taip, kad šit čia va yra tas tranzistorius. Jisai reguliuoja minusą ir kai tik jis gauna čia va pliusą, jis tada paleidžia minusą ir minusas nueina į relę ir ta relė pasileidžia. Ir tada paleidžia man šitas lempas. Tai va, iš pradžių, yra ką veikti iš tikrųjų. Tai ten va mušiausi tą skylę, apsitepiau klijais. Dabar liko susirinkti, nes aš dar vieną dalyką darau. Aš esu padaręs, kad apeiti termodaviklę, nes variklis sunkiai kūrėsi šaltas. Tai vienintelė problema liko, kurios dar nesu padaręs, tai pakeisti purkštukų gumytės. Aš tam laiko neturiu, ta prasme neturiu, tiesiog reikėtų čia reikalų visą nusikelti, nes reikia atleisti visą velenėlį. Tai kad to išvengti, apeini temperatūros daviklį ir jeigu tu jį dedi čia varžą, čia yra dėta pas mane 4,7, man atrodo, kiloohmų, tada kompiuteris galvoja, kad yra labai šalta, jisai jungia ilgai pakaitinimo žvakes. Ir tada, kai užsikuria, būna apsukos apie štuką, bet jeigu tu ten tą jungtuką, aš esu pasidaręs ten jungtuką viduj, tokio šičia, ir jeigu aš jį išjungiu, tada viskas jisai pajungia tiesiogiai tą daviklį, jutiklį tiksliau temperatūros. Ir tokiu būdu vėl viskas normalizuojasi taip, kaip normaliai būtų. Tai va, tai aš dar papildomai dedu vieną relę, kad kai jungiu degimą, jeigu aš ten tą jungtuką išjungęs esu, jungiu degimą, man iš karto šildo žvakes,
Bet kai užsikuria ir paleidžia šviesas, prie to pačio jungia šitą relę, kuri man atjungia tą visą ratą, kad tas veiktų normaliai. Tai va, tada gaunas, kad užsikurs ir iškart po 1 sekundės, 2 iškart pradės jisai veikti normaliai. Tai jis sulėtės apsukose, nu, fiksuos, kad sensorius yra viskas tvarkoje, nėra šalta, nu, taip kaip turėtų būti. Tai va, tokie niuansai, liko dabar susitvarkyti, susijungti, susidėti gražiai ten į tą dėžutę ir bandyti surinkti. Kaip surinksiu, uždėsiu, pademonstruosiu, kaip tai veikia, bet dar liko man čia reikalų. Aišku, tos baltus kabelius turbūt reikės apsukti su medžiaginė izoliacija, nu dar žiūrėsiu. Dabar man liko dar tą vieną relę pasijungti. Tai viskas, ir reikia viską gražiai surinkti, kad atrodytų kaip nieko. Nu va, все, uždėjau lemputės, liko dar šitos nusivalyti, bet čia vėliau jau eisiu su vadukiam. Tai va, tai dabar jo dalykas toks, kad jeigu aš jungiu degimą, degimą jungiu, lempa turėtų neveikti. Va, lempas neveikia. Įsikūrė. Ir lempas dega. Tai va, o čia viskas tvarkingai. Visus laidus apvyniojau, kad nesimatytų labai balti laidai. Ir to.